Laidą pristato Auksinė mintis. Vyrai, visada atminkite, apkabindami moterį nelamdykite jai sparnų, nes gausite sušluotą per galvą. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Nu, labas, kasgi geresnio? O žinote, kolegė, pastebėjau, kad kova tarp miesto valdžios ir miesto ekrano futbolo komandos aštrėja. Na, kasgi dabar ir kasgi nutiko? Matai, Kūno kultūros ir sporto centras tarybai siūlo naikinti sprendimą, leidusi ekrano futbolininkams nemokamai naudoti sporto bazėmis. Na, kasgi nutiko, kažkam pagailo nenaudojimų sporto bazių, niekaip negaliu suprasti, kas čia vyksta mūsų mieste. Na, specialistai tvirtina, kad toks sprendimas buvo neteisėtas, nes įstatymai neleidžia savivaldybėms remti profesionalių sporto klubų. Klausyk, palauk. Dešimtmečiais buvo remiami futbolą, krepšinį, rankinę ir kiti klubai. Šitiek pinigų sukišta, dabar iškyja, kad negalima remti. Tik iš čia per naujieną tokį. Na, matai, keičiasi laikai, keičiasi ir įstatymai. Net neįsivaizduoju, kaip anksčiau tas paramos lėšas jie pateisindavo, jei įstatymas tai draudė. O gal anksčiau nedraudė, niekas dabar nebesusigaudės. Na, kokį baigęs tas karas tarp valdžios ir futbolo komandas? Na nieko, tarybos sprendimo neišdrįso priimti. Ekrano vadovai ir gerbėjai savivaldybės išėjo turėdami vilties, kad politikai susiprato ieškoti kompromiso su vieninteliu Panevėžį reprezentuojančiu sporto klubu. A klausau, ekrano vadovai, kokia jūgi pozicija šito klausimo? Ekrano prezidentas Aušrys Labinas teigia apie valdininkų ketinimus klubui panaikinti lengvatas, sužinojęs iš viešoje erdvėje pateiktos informacijos. Ale nugi matai, anam nieko net nepasakė, nu tai būna gražu. Anot Labino, ekranas nereikalauja nieko daugiau, ką gauna visi kiti Panevėžio sporto klubai – rankininkai, krepšininkai. Jis teigia, kad ne vienas klubas nemoka už naudojimą savivaldybė priklausančiomis sporto bazėmis, bet ekranas ne tik žaidžia, bet ir padaro daugiau nei kiti. Kodėl jis turėtų būti išskirtinis blogąja prasme? Labinas sako, kad iš savivaldybės ir taip niekas nesugeba pasveikinti 5 metus jiems tapus čempionais. Kai per Lietuvos futbolo federacijos uždarimą teikiant medalius kitų miestų merai lipo į sceną su sveikinimo raštais ir juose nurodytom sumom, panevėžiečių valdžios nebuvo. Beje, jis teigia, kad ir korupcinių skandalų kitose miestuose mažiau nei Panevėžyje. Nu ir ku, aš šitas žodžiai sugraudina tas politikas ar ne? Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas Saulius Raziūnas aiškina, esą naikinti lengvatas čempionams savivaldybė verčia iš konkurencijos tarybos gautas raštas paklausimas apie profesionalių klubų rėmimą. Jie apeliuoja Europos komisijos išaiškinimą, kad profesionalių klubų rėmimas savivaldybės lėšomis negalimas, nes jis iškreipia rinką, teigia Raziūnas. Jau Europos biurokratai ir čia nagus prikišę. Maniau, kad tik Respublikos biudžetas reguliuoja, pasirodanis ir savivaldai. Klausyk, man čia tie Europos biurokratai primena sovietinius laikus, kurie kišas visur, kur nereikia. Na, Raziūnas ir teigia, kad niekas ekranų stadionų vartų neužtrenkia. Negi mes būtume tokie miesto nepatriotai. Ko gero, Panevėžyje futbolo gerbėjų daugiau nei krepšinio. Žinome, kad ekranas neguli ant maišo pinigų. Gal įkainiams nuolaidos bus taikomos, sakė jis. Nu, mama, tai žmogus supranta, kas yra kas. Sveikintinas požiūris į miestą reprezentuojančių komandų. Na, turbūt ras kompromisą. Visgi suaugę, protingi žmonės susitars gražiuoju. Gal net ir specialiom struktūrom nereiks įsikišti.